Čia yra mano Audi A3, kurią aš nupirkau savo draugai, žadėjau sutaisyti, bet taip gavosi, kad labiau sulaužiau negu sutaisiau. Priminsiu, kad praeitą seriją baigėm nušveistomis rodimis ant stogo, užskersuotų varžtu po kapotu ir visiškai dingusią audinės trauką. Tai dabar audinė turi daugiau problemų, negu turėjo tada, kai aš ją nupirkau, nors aš ją žadėjau sutaisyti, bet taip gaunasi kartais. Bet gera žinia ta, kad stogo rodis aš planuoju dažyti su flakonėliu. Kas turbūt nėra labai gera idėja, bet aš labai tikiuosi, kad man viskas pasiseks super ir mašina atrodys puikiai. Išsivarėm golfą, užsidarėm garažą, pysam šimtuotą, pirtį pasidarėm ir dar šaibą pysam. Eik, tenai. Kaip esi už to garažo lauk. Jau pasijuto seną vyro šaibos. Čia pagal gamyklišką 13 mm. Turėtų būti, žinai, tas, tai pažiūrėsim. Gali būti, žinai, kad gale originalios, o čia priekis sudėjo šūdus kažkokius. Ir, blėt, priekis groja šūdinai. Eik, tu nočiu. Kokios mašinos? Čia man primena antrą golfą, galvom. Čia antrą golfą rimtai gal tiktų. Tai va, tai dabar, žodžiu, reikia pasidaryti kokią apvalų šūdą, susaukti jį čia dzz, to kolonkę jį dzz. Ir viskas, ledas. Zazai. Eina mes su knyšliuku, neklausinėkit mūsų. Niekas neatspės, nepasakys, oi ne. Kaip ir minėjau pradžioje, audinės trauka yra dingusi visiškai. Kai pradėjau žiūrėti po kapotu ant užkurtos ir gazuojančios mašinos, iš karto supratau, kad mano užskersuotas varžtas yra atsakingas už šitą problemą. Gazuojant, išmetamosios dujos eina lauk pro būtent tą vietą, kurią ir sugadinau. Vietoj to, kad eitų į turbinų sistemą ir padėtų štai mašinai važiuoti. Taip pat, kadangi dujos yra labai karštos, man apsilydė pagrindinio diržo apsauga. Ir viskas aplinkui aprūko, lyg variklio skyrius kažkada būtų buvęs užsidegęs. Pats pirmas darbas buvo nusplauti variklio skyrių, kad neatrodyčiau kaip šachtininkas. Tada vėl sukioti varžtus ir išminėti EGR. Jį išėmus pasimatė dar daugiau pridaryto žalos, bet gerai, kad nieko kritiško. Kol išimtas EGR-as, sugalvojau pasidaryti kustominę plokštelę, su kuria galėčiau užgūšinti, nes būtent šitie pirmieji dizelio EGR-ai buvo labai nevykę. Todėl iš šito reikalo audiniai turėtų būti tik sveikiau. Nu va, vakar šiaip netaip susidėjau tą visą EGR ir visus kitus dalykus. Biškai protestavau, tai kaip ir trauka yra, bet dar labai neužspaudžiau, nes ten viskas turi sustingti. Bet dabar yra toks dalykas, kad jinai turi autopilotą, bet tas autopilotas neveikia. Tai prisijungus kompą viską rodo. Yra autopilotas, rodo, kad jis įsijungia, rodo, kad yra stabdis, rodo, kad yra ten visa kita, bet neveikia. Tai turiu kitą rankenėlę iš AliExpreso, aišku, kad iš AliExpreso. Reikia pabandyti susidėti, pažiūrėti, kas bus, gal padės, gal ne.
nesudėtinga iš esmės. Amazing. Ir tuo pačiu, kadangi jau sutvarkiau EGR, sutvarkiau klaidą, kurią pats padariau, tai ir mašina traukia, galim pažiūrėti kaip. Na gerai, trauka yra ir nėra tikslo man čia jos daugiau rodyti ir eksperimentuoti mieste, bet jo, trauka yra, atsirado, grįžo, galim tai pasakyti, ir nežinau, kad aš EGR užglūšinau, ar čia yra kažkiek prisideda ar ne prie traukos, no fucking clue. Bet turbūt tas, kas išmano šitos dalykus, man papasakos, kaip čia veikia. Nu jo, dabar tai jinai tikrai važiuoja. Kaip ir senajame RuneScape, aš užsiminėjau sidequestais. Vietoj to, kad imčiausi pagrindinių darbų. Rudis yra nušvistas, Rudžių surišėjas savo darbą pradėjęs, todėl dabar reikia su špakliumi sulyginti visas duobes, kuriuose gyveno Rudis ir su antstoliais buvo iškeldintos. Tada nušveisti sustingusi špaklių ir dažyti šviežia sidabrinė spalva. O kad negaučiau tokios aštrios dažų linijos ties visais perėjimais, naudoju sulenktą popierių, kuris padės dažams sukrysti šiek tiek natūraliau. Nu ir mačiau, kad Crisfix tą daro. Šiaip man atrodo gan neblogai gaunasi. Užmečiau dar tokį lengvą sluoksniuką, nes kai kur padariau dabyčių. Tai teko užmesti dar palengvą sluoksniuką, kurį sušveisiu ir turėtų būti super. Tai kadangi suveikia vaistai ir po biškį mažėja migrena, tai galiu pradėti vėl dirbti, kol kieme gaivu ir lyja lietus. Gerai, gruntas done, kaip ir. Jo, tik man dažus padarė, kad būtų jau su laku. Ir žiūrint į originalų dažą ir dabartinį, atrodo, kad to lako yra žiauriai nedaug. Tai aš dar gerai, kad nusipirkau paprastą lako, reikės užpūs dar paprastą lako, kokius 3 sluoksnius. Tik tai matosi va čionai yra kokia spalva. Nu, tipo, originaliai jinai šiek tiek šviesesnė. Bet nežinau, šiaip dažai, kai jie išdžius, jie turėtų šiek tiek pakeisti spalvą. Nu, plus vis tiek lakas dar dėsiu. Nuimsim feidą, matysim kaip atrodys. Vis tiek dar sušveisiu laką visą, padarysiu gražiai. Tai... Na, bebi žino. Kol kas tai man patinka, nes patiokų jokių nėra, nei nubėgimų, nieko. Jo, tai akivaizdžiai matos, kad kol kas nėra tokio blizgesio, kaip visur kitur. Aišku, spalva šiaip atrodo, kad yra biškį tamsesnė. Ir šiaip dėjau lako, buvo dar dažuose lako. Bet matosi, kad dar būtų reikėjo lako. Jo, tai dabar akivaizdžiai skiriasi spalvas, bet aš tikiuosi, kad kai pradėsiu šveisti su 5000 švitriniu, nu ten, tipo, sušveitė, aš tikiuosi, kad tada turėtų gražiai susipoliruoti, nes jisai turėtų sušveisti visus šitos šūdus dar likusius ir tada su pasta jau nusipoliruos ir turėtų atsirasti tas blizgesys. Nu bent jau aš taip tikiuosi. Mano tas feido technika vadinamo, tai irgi, kadangi labai smarkiai skiriasi blizgesys, tai, nu, matosi kur dažiau, bet tarkim čionais, nu, nesimato, kad yra dažyta. Tai vadinasi, perėjimas nebuvo toks aštrus tiesus, kur ten būtų uždėjęs izoliaciją, o yra toks švelnus perėjimas dėl to lapo. Čia matosi tas netolygus perėjimas.
Tai, bet aš labai tikiuosi, kad šitą vietą šiaip suspaliuos, nes čia manau, kad matosi dėl to, nes čia yra tiesiog labai smarkiai matinė. Ir, nu, tas popierius taip jau atsigulė, kad man nesigavo, kaip aš labai norėjau, bet tarkim viršui tai visai pohui. Einu kitą pusę pradėti šveist. Turbūt to nerodysiu, o parodysiu, kai bus nudažyta, kad galėtume palyginti rezultatus. Tai va, susitiksim už sekundės. Taigi, update'as, mane matot kitą dieną. Nudažiau ir kitą pusę. Tai iš karto porą dalykų. Tai gera žinia yra ta, kad nepadariau nei vienos klaidos, vadinasi viskas nusidažė gražiai, glotniai ir gan cool atrodo. Antra gera žinia, kad pats savo biškį rodžiau, kad įmanoma su flakonėliu nudažyti kokybiškai. Bet ties čia ir baigėsi geras žinios, nes... Ir trečia normali žinia buvo ta, kad ta strategija su popieriaus lapais, jinai gan gerai veikia, nes nėra tokio smarkaus perėjimo iš esmės. Va čia yra, nes čia popierius durnai buvo uždėtas. Bet tam nėra biškė tikslo, nes ar taip tu paskui padažymą poliruoji ir vis tiek ta žymė, kur buvo uždėtas popierius ar kažkas, kad neuždažytų kitą pusę, jinai vis tiek susilygina. Tai va, tai čia geras žinios baigėsi, nes nupirkti dažai buvo ne tos spalvos. Vadinasi, man padarė jos šiek tiek tamsesnius, net ne šiek tiek, aš nežinau, labai matosi, bet čia yra žymiai labiau pilka, negu čia yra šviesiai pilka. Kitas dalykas, mano klaida buvo, kad aš pirkau dažus jau su laku. Vadinasi, jie negalėjo pasiskirstyti tolygiai, dažas, jisai kadangi buvo sumaišytas su laku, labai keistai sluoksniavosi ir galų gale aš turėjau dar papildomai lako dėt. Tai va šitoj pusėje dėjau 2 sluoksnius lako ir čia akivaizdžiai jo trūksta. Kitoj pusėje dėjau 5 ar 6 sluoksnius lako ir vis tiek neatrodo taip gerai. Tai čia buvo mano klaida, kad aš pirkau dažus lakus. Realiai reikėjo pirkti dažus paprastus visiškai ir tada ant viršaus tiesiog dėt laką, būtų gavęsi žymiai geriau. Tai, ką man liko padaryti, tai iš esmės, nežinau, pabandysiu sušveisti su 2000, 4000, 5000 švitriniu ir tada gražiai supoliruoti. Pirmą kartą irgi tą darysiu, tai bus fun, turbūt. Tokio dažo, kaip yra originaliai, aš tikrai negausiu niekaip, nes tiesiog jis yra per tamsus. Bet galbūt gausiu kažką bent jau panašaus, kad atrodytų plus minus normaliai. Nes čia, čia reikia atsiminti, kad aš tiesiog norėjau pažaisti, nes tas rudis čia esančias tvarkyt sugalvojau aš. Nes man tiesiog neštėjo rankos, nes labai seniai nieko nedariau. Ir aš norėjau tiesiog pabandyti su flakonėliu nudažyti didesnę mašinos dalį, pažiūrėti, kaip man gausis. Tai paskaičiavus, dažai kainavo 3 flakonėliai 100 eurų, dar kainavo lakas, dar kainavo viskas papildomai. Tai man būtų kainavę lygiai tiek pat, jeigu nemažiau išsinuomot kompresorių iš senukų, nusipirkti normalių dažų, normalaus lako. Ir galbūt padaryti šiek tiek kokybiškiau, negu padariau dabar. Bet patirtis buvo įdomi, buvo smagu. Vakar buvo labai liūdna, šiandien nebe taip liūdna, nes tiesiog pasidariau naują planą, kaip ką darysiu, kad ištaisyt savo šitą klaidą. Jeigu nepavyks, visada galiu perdaryti, kadangi tai yra mano mašina, ne projektinė, o tiesiog važinėt man ir draugiai. Tai nereikia ledo, tiesiog reikia, kad tarnautų automobilis ilgai, kokius, bent jau minimum keletą metų. Tai ir kad neprarydytų kiaurai stogą, faktas, kad rūdis yra pašalintas. Ir man atrodo, rūdis pašalinau gerai, bet su dažymu nepavyko. Tai kol kas vis bandau atsiminti, kad smagu yra tą daryti. Faktas, nedarai tą kokybiškai, nedarai tą gerai, nes nesi profesionalas. Bet yra smagu researchint, smagu žiūrėti, kaip ištaisyti tokius dalykus ir bandyti viską. Tai va, galime eiti toliau į šią kelionę.